Taip, toliau darom video su B365. Ir dabar parodysiu praktiškai tai, apie ką kalbėjau praeito video metu. Štai atsimenam, praeito video metu ėmiau Montenegro -9,5 prieš latvius, pastačius maksimumą užsidegė 0. Dabar matom, iki rungtynių likę 6 minutės. Ir Montenegro Latvija jau yra live pasiūloj. Ir vėl galim paimti, nepradėjau žaisti, šiek tiek didesnis maksas bus. Galim pasimt 3,75. Taip pat dėl to, kad live pasiūla visada geresnė, pasiėmau -4,5. Ir kaip visada, jeigu halftime 4,5 neis, tai reikš, kad live fora yra daug geresnė negu dabar. Tai po 2 kėlinių arba turėsiu gerą liniją, arba turėsiu laimėtą statymą. Tai dėl to mėgstu halftime foras. Na, pasiūla atsinaujino. Daug labai gražių dalykų yra, kaip visada, B365. Dar parodysiu, kodėl jiems nėra labai svarbu. Kodėl jiems nėra labai svarbu padaryti teisingas ir geras linijas, nes, na, kaip bebūtų gaila, lošėjai daro daug neteisingų veiksmų lažybose ir bukmekeriams nelieka didelio pagrindo stipriai gilintis į linijas, galvot, kuo tiksliau nustatyti, jeigu žmonės patys savo galvą daro neteisingus dalykus. Štai Kinija, Australija, matom, overį ėmiau praeito video metu 156,5, dabar totalas tik 154. Žmonės stato underį. Toliau, kaip matom, papilnėjus pasiūla nuo praeito video. Imsiu suomų vokiečių overį. Imsiu serbų pergalę ir pliusinę prieš turkus. Ir pas moteris, neatsimenu, ar praeito video ėmiau, Kanada -12,5. Šiaip čia labai stambus statymas, daug kur įstačiau. Vis dėlto praeito video metu ėmiau, matom, 0 rodo. Štai ant didelio kofo galim pažiūrėti, maksimumas 108 eurai. Nedidelis maksimumas. Visi kiti foros totalai, kaip matom, po štai kinai irgi galim pažiūrėti, linija pasikeitus ir vėl galima statyti. Taigi visi įvykiai skaičiuokliai. Darom statymą, taigi. Žaidime 11 statymų, žiūrėsim, kokie rezultatai bus toliau ir lauksiu live gerų linijų.